Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Skaitom Bhagavad Gita, 18 skyrių 57 ir 58 tekstus. Skyrius vadinasi atsižadėjimo tobulumas. Chittasa sarva karmani mayi sanyasya matpara buddhi yogam upashita machitak sattatam bhava. Chittasa sarva karmani mayi sanyasya matpara buddhi yogam upashita Machita sattatam bhava. Chittasa intelektu. Sarva karmani visų rūšių veikla. Maji man. Sanyasya atmesdamas. Matpara mano globojamas. Buddhi yogam pasiaukojimo veiklos. Upašitya rasdamas prieglobstį. Machita įsisąmonęs mane. Sattatam 24 valandas per parą. Bhava tapk. Vertimas komentaruose Dieviškos malonės atšupas gyvenant pat idėją. Kad ir ką darytum, pasikliauk manimi ir visada ieškok mano globos. Taip su pasiaukojimu tarnaudamas visada atmink mane. Komentaras. Veikiantis Krišnos sąmonėje nesielgia taip, tarsi jis būtų pasaulio šeimininkas. Jis turi elgtis kaip tarnas, vadovaudamasis aukščiausio viešpaties nurodymus. Tarnas neturi asmens nepriklausomybės. Jis daro tai, ką liepia šeimininkas. Tarnas pasidarbuojantis aukščiausia šeimininko labui, abejingas ir laimėjimui ir netekčiai. Jis tiesiog vykdo savo pareigas, ištikimas viešpaties įsakymą. Gali kilti toks klausimas, Arjuna vadovavo pats Krišna, o ką daryti, kai Krišna šalia nėra? Jeigu elgsimės taip, kaip moko šioje knygoje Krišna, ir vykdysime Krišnos atstovo nurodymus, rezultatai bus tokie patys. Šiame posme labai svarbus sanskrito žodis matpara. Jis pažymi, kad nėra kito gyvenimo tikslo, kaip veikti Krišnos sąmonę, siekiant patenkinti viešpatį. Veikiant Krišnos sąmonę reikia galvoti tik apie Krišną. Šią konkrečią pareigą man patikėjo pats Krišna. Taip mes nenorom galvosime apie Krišną. Toks Krišnos sąmonės tobulumas. Tačiau vertėtų įsidėmėti, kad tuo atveju, kai pataikaujama savo užgaidoms, savo veiklos rezultatus pasiekti aukščiausiam viešpačiui nedera. Tokie veiksmai nėra pasiaukojimo tarnyba Krišnos sąmonėje. Reikia vadovautis Krišnos įsakymu, tai labai svarbu. Krišnos nurodymus gauname per mokinių seką ir bonafide dvasinio mokytojo. Todėl dvasinio mokytojo paliepimą reikia laikytis svarbiausio gyvenimo priederme. Jei žmogus yra bonafide dvasinį mokytoją ir veikia taip, kaip jis nurodo, gyvenimo Krišnos sąmonės tobulumas jam garantuotas. 58 tekstas. Mačitak sarva durgani mat prasada parishyasi atpachitvam ahankaram našrošyasi vinanšyasi. Jei įsisąmoninsi mane, mano malonę, įveiksi visas sąlygoto gyvenimo kliūtis. Tačiau, jei su tokia sąmonė neveiksi, vadovausis ne tik ego, negirdėdamas manęs pražūsi. Komentaras. Žmogus visiškoje Krišnos sąmonėje nesistengia be reikalo tenkinti savo gyvenimiškus poreikius. Vaikuoliai neįstengia suvokti, kokia tai didžiulė laisvė neturėti rūpesčių. Kas veikia Krišnos sąmonėje, tam viešpats Krišna tampa artimiausių draugų.
Jis nuolat rūpinasi draugų gerovę ir paaukoja save draugui, kuris norėdamas patenkinti viešpatį, atsidėjęs darbuojasi 24 valandas per parą. Todėl neturėtume leisti, kad netikras ego, kaip atjungia kūniškos būties sampratą, išvestų mus iš tikrojo kelio. Nereikia klaidingai manyti, kad esame nepavaldus materialios gamtos dėsniams ir turime visišką veikimo laisvę. Žmogus yra griežtų materijos dėsnių valdžioje, tačiau pakanka jam pradėti veikti Krišnos sąmonėje, kai jis išsivaduoja ir jo nebekankina jokios materialios dilemos. Reikia visada atminti, kad tą, kuris nėra aktyvus Krišnos sąmonėje, įtraukia materijos sūkurys ir jis nugrimsta į gimimo ir mirties vandenyje. Nė viena sąlygota siela faktiškai nežino, kaip gera elgtis ir kaip nedera. O štai žmogus veikiantis Krišnos sąmonėje įgyja visišką veikimo laisvę, nes Krišna patarė iš vidaus, o dvasinis mokslas jo patarimus patvirtina. Čitasa sarva karmani, majisanė sanatpara, buddhi yogamo pašritya, mačitak satatam bhava. Kad ir ką darytum, pasikliauk manimi ir visada ieškok mano globos. Taip su pasiaukojimu tarnaudamas visada atmintumai. Om Gyana Timiranda Sagananjana Šalapaya Čakšurnalitam Jena Tasma Šri Gurave Namaha Šri Chaitanya Namavistam Startem Budaram Svayam Upagadam Gyamdat Svapadantikam Vandiham Šri Gurau Šri Tapada Kamalam Šri Gurum Vaishnavasya Šri Rupam Sarvajatam Sarvagana Raghunat Bhavitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sagitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhavitam Shcha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kankara Tapta Kanishna Durangi Rangi Rindavanishvare Vrishubam Sutadevi Pranamani Hridi Vanchakal Patakashcha Vipasimudavacha Patitanam Pavanedev Vaishnadunam Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhupada Shri Pragadadara Shri Vasudeva Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Kaip ir prieš tai tekstai, taip ir dabar, taip ir ateity tekstai, Bhagavad Gitoje skatina žmogų suvokti intelektu, kad yra labai svarbu atsiduoti aukščiausiam Dievasmeniui. Om Vishnu Padaya Krishna. Bhagavad Gita praktiškai yra aprašoma 3 sureikšti. 3 elementai arba 3 labai svarbus faktoriai, kurie dominuoja materialinį pasaulį. Tai yra materiali gamta, dživa ir aukščiausias ir sąveika tarp jų. Pakartokite, ką buvo pasakyti. Materiali gamta, dživa ir Krišna. Aukščiausias asmuo. Sąveika tarp jų. Ta sąveika yra labai svarbi. Jeigu iš tikrųjų žmogus pradeda suvokti tos dėsnius, kaip viskas veikia, jis jau per pusę įsivadavė. Jeigu jis žino dėsnius, kaip viskas kas čia darosi. Yra problema mūsų sąlygotumo tame, kad mes neturim žinių. Yra viena žinios, kai mes perskaitom knygą ir visai kitos žinios gyvena. Kitos žinios ateina į širdį. Jos paliečia širdį ir tada iš kažkur mistiškai, neaišku, iš kažkur kažkaip, tu pradedi tai suvokti. Ir tas suvokimas prideda prie to, kad tu pradedi laikytis tam tikrų taisyklių. Taisyklės visiems yra aišku. Taisyklės. Vairuotojai visi žino, kai yra dešinę pusę važiuoji,
kairį išvažiuosi, atsitrenksi, padarysi avariją, nuostolį, galų gali iš vis teisės akimis. Visur taisyklės, vien taisyklės, mes vien taisyklių pasaulyje. Krišna duoda dar daugiau taisyklių. Taisyklių pilna, Krišna dar duoda taisyklių. Bet tos taisyklės yra galimybė išsivaduoti iš anų taisyklių. Ir kai žmogus laikosi tam tikrų apeigų taisyklių, nurodymų, jo intelektas, protas tampa laisvas nuo materialios gamtos dūmų įtakos. Ir o kaip tai reiškia? Kaip reiškia, kai žmogų būnas nedėlė? Nežinau, patirties dar nėra. Problemytė. Bet aprašo šventraštį. Žmogus tampa laisvas ir jo vienas iš pirminių ir labai svarbių faktorių. Jo nebetraukia materiali gamta. Čia ką tik kambarį kalbėjom su vienu faktoriu, apie tai, kaip netraukia materiali gamta. Žmogui laisvė reiškia būtent per tai. Jį nebetraukia materiali gamta, bet tada yra kita problema. Jeigu nebetraukia materiali gamta, tai kokia situacija mes tada liekam, kokia situacija. Čia tai nors mėgaujamės ir dar kažkokį tai laimę jautėm, o dabar prarandam poveikį materialios gamtos, tada mumis nebeikia, mes laisvi nuo jos, o tai kas tada toliau? Tada tragedija, jokios laisvės, jokia prasme iš tokios laisvės. Ir visumoje visas tos žinias veda į vieną dalyką. Jos veda į tai, kad mes suprastumėm prioritetą visų tų laisvių, nes prioritetas tai yra aukščiausias Dievo asmuo. Ir jeigu žmogus bando išsivaduoti ir pas jį nėra tikslo aukščiausio, jo darbas yra bergždžias ir tas darbas yra tolygus pragarui. Būkti ir mūkti, tokias sąvokas girdėjom. Būkti tai yra jūsinis pasitenkinimas, ekonomikos vystymas ir mūkti yra išsivadavimas. Čia yra dvi raganos. Tai tos dvi raganos yra prilyginamas pragarui. O žmogus, pavyzdžiui, išsivysto ir labai tobulai gyvena, mes tokių žmonių matom, tai čia tarp kito rajonas labai turtingas, kažkada daug čia rinkdavau, labai turtingų žmonių yra. Ir jie masto, kad jie yra labai daug pasiekę. Tai daug žmonių masto iš tikrųjų, kad čia yra pasiekimas. Ir tas mąstymas ateina tik todėl, kad nėra giluminio supratimo, kas čia ir kur mes čia randamės, kas čia vyksta. Bhakti Viena Gosamis labai gerai vieną dalyką sako, materialus pasaulis, žmonės kalba apie pragarą. Pragaras, ten velniai ir taip toliau. Sako, iš tikrųjų, pragaras, jis davė apraišką pragarą. Kas tai yra pragaras? Jis sako, pragaras ten, kur yra restoranai, barai, kino teatrai. Ten nuostabiai galim gyventi, bet pragaras yra viduj. Viduj pragaras. Dėl ko daug žmonių žudosi? Dėl ko žmonės neranda savęs gyvenime? Dėl to, kad nėra tikro prieglobsčio. Prieglobstis yra materija, o materija yra sukurta tam, kad tyčiotis iš gyvos būtybės. Jinai tobulai tą atlieka veiksmą, tyčias iš mūsų. Ar mes matom? Matom, ne? Čia jau geras ženklas. Tai reiškia, su ja jau draugą nebenori. Yra tik kita problema, kad dar mumis įverčia su ja bendrauti, nes dar neturim jėgų jos atsisakyti. O tai vyksta tik dėl to, kad dar neturim prieglobsčio prie aukščiausio asmens. Kaip ateina prieglobstis aukščiausio asmenį? Mes galim galvoti, atliekam praktiką ir ateina, nieko panašaus. Ne praktika duoda prieglobstį, o jisai duoda savo norą. Jis yra absoliučiai laisvė aukščiausias. Ir jis tą laisvę išreiškia per tai, kad kažkokiam tai atsidavusiam, iš tikrųjų mes visi eiliai, visi esame eiliai, atsidavę esame eiliai viešpatės malonė. Ir ta eilė vienam anksčiau prieina, kitam vėliau. Ir kita eilė prieina, kai mes gaunam jo palaiminimą arba jo malonę, mes padedam suvokti, kas yra laisvė. Laisvė yra, kai aš nebeturiu skonio materijai. Mane materija nebetraukia. Pradžioj tai gali būti apgaulinga. Ir tuo pavyzdys 4 varnos arba ašramai. Brahmachariai, grihastos, vanapraskos ir sanyasiai. Galbūt iš jūsų kažkas nesat buvo brahmachariai, aš buvau, dėdis buvo brahmachariai, tai 4 metus. Ir aš žinau, kai aš buvau brahmachariai, pačioj pradžioj. Mums visiems, ne tik man, mums visiems brahmachariam atrodė, kad mes išsivadavę iš materialios gamtos. Ir tada, kai toks pojūtis ateina, tau nebelieka iliuzijų link materijos. Tai prasme, tokia laisvė būna link materijos, kad realiai tu jauti,
kad tavęs čia niekas nebelaiko visiškai, tu prie nieko nebeprisirišęs. Ta būsena yra unikali, bet problema tai būsena yra tame, kai jinai neilgai yra. Nėra neilgai, nėra trumpa. Todėl, kad žmogus nėra subrendęs ir jisai nepasiekęs yra ništas, tai yra minimum, ką reikia pasiekti, ništą. Ir ta būsena yra už tai nestabili. Bet tą būseną įmanoma išgyventi. Ir aukščiausias viešpats per dvasinį mokymą, per kitus atsidavusius, savo mokinių ir mokiniam, jis duoda galimybę tai pajusti, tai išgyventi. Mes čia kalbam apie labai paprastus dalykus visiškai. Nes jaus neporeikį materijai, tai čia yra pats dugnas realizacijos. Čia yra visiškai paprasti dalykai, elementarūs paprasti dalykai. Nejaus poreikį materijai, nes visumoji daugumą atsidavusių tą turi, jeigu mes pastebėjome, nes jie neprisirišė nei prie pinigų, nei prie daiktų, jam to, nereikia. Biški, ten yra pinigų gerai, nėra irgi gerai. Čia toks biški vystos nihilizmas, toks, neatsakingums per tai. Visumoji, jeigu baktas yra teisingai pajungęs intelektą ir teisingai atlieka praktiką, jis supranta, kad atsižadėjimas yra nepuikavimuisi. Atsižadėjimas yra nepuikavimuisi, o prisirišimui prie aukščiausiam. O kuo labiau prie prisiriši, kas vyksta, tai užkrauna vis didesnių ir didesnių pareigumų aukščiausiam. O pareigos tai yra atsakomybė, labai didelė atsakomybė. Ir už tą atsakomybę yra kaina. Kokia kaina yra? Bhakti. Ta kaina yra bhakti. Ir meilė atsidavimas jam. Už tai, kai atsidavę atlieka daug veiksmų, ypatingai knygas ten platina, aš jau esu pasakos apie Niranginą Staną. Tarp kitų istorijų vieną papasakosiu paskui apie Indrą Prabhu, tikiuosi nepamiršiu. Nereali istorija iš tikrųjų. Labai įkvėpsiusius. Ir kuo labiau atsidavęs viešpatės tarnas, kuo labiau jis atsiduoda viešpačiui, tuo daugiau aukščiausias jį įpareigoja, ateina pareigos. Ir tos pareigos iš tikrųjų jį veda į atsakomybės jausmą. Tad tas atsakomybės jausmas vysto jame santykį su aukščiausiu, kad aukščiausias tai yra viskas, galutinis tikslas. Ir to tikslo per gyvenimą mes negalim pamiršti. Ta atsakomybė reikalinga tam, kad mes nepamirštumėm niekada viešpatės. Ir kai mes rūpinamės kitais atsidavusiais, kurie vieni pirmus žingsnius daro, kiti šiek tiek pažengia, kiti dar daugiau pažengia. Per tą procesą iš tikrųjų mes vis labiau suvokiam nereikšmingumą tarp gamtos, visų gyvų būtybių prisirišimą prie tos gamtos ir jos įtaką tom gyvom būtybėm. Ir mes, kai patiriam tą laisvę minimalę, mes pradedam suvokti, ant kiek vis yra sudėtingoj padėtyj ir kaip yra sunku iš to išeiti. Iš esmės tai yra iš vis neįmanoma išeiti. Materiali gamta yra tokia jėga, tas pats, kas atsistoti prieš vėją, prieš uraganinį vėją ir bandyti išsilaikyti. Tai yra nerealu visiškai. Kas nors esat jutę tokį vėją. Aš esu Anglijų jutęs tokį vėją, nes mes ten dirbom kalnuose, ne kalnai, bet kažlaitai. Ir ten toks vėjas buvo. Nerealu. Ir tu realiai jauties, pukelis prieš tą vėją. Tokia galia. Tai materiali gamta, mes kaip pukelį prieš materialią gamtą. Mes neturim jėgų visiškai. Nėra jokios jėgos. Tai jėga yra aukščiausias. Mes tą turim niekada nepamiršti. Jis yra prieglobstis, vienintelis prieglobstis. Už tai mes turim ką daryti 24 valandas per parą galvoti apie jį. Manau, bakto. Kaip savo protą jam, apie jį mąstyti, apie galvoti apie prieglobstį. Viešpatie, kada duosi man prieglobstį? Prieš ką, greičiau daug prieglobstį. Man reikia prieglobsčių. Kiek aš galiu kankintis? Kiek aš galiu kentėti čia toj gamtoj? Ir kai atsidavęs pat ir aukščiausia viešpatės malonė, ir jeigu jūs teisingai imti to keliu, viskas pasinormaliai, su psichika, su jo protu, viskas teisingai vyksta. Pas jį ateina noras rūpintis kitais. Kas nors esate ypatingi? Rūpintis kitais. Žiūrėkit, pavyzdys. Pavyzdžiui, dėl ko turtingi žmonės būrės į vieną kongregaciją. Pastebėjot, kad turtingi žmonės seniai gyventi tarp jaunų žmonių. Jie gyventi ten, kur yra turtingi žmonės. Pavyzdžiui, rajonai, čia tai tas palyginimas nelabai. Yra tokių rajonų, net Šiauliuose tikrai labai turtingi žmonės ir jie būrėsi tam tikrą grupę. Nes jie bendrauja su tam tikrą lygį žmonėm. Jiem gerai būtų.
jie nematytų ten kitų dalykų. Ir atsidavęs, jis be praktikuodamas, jis patiria bhavą. Ir ta bhava, ką jam duoda? Ką jam duoda ta bhava? Jam duoda vienintelį dalyką, jis supranta, kad jis tokioj laimė vienas negali būti. Ta laimė reikalingas. Ir jis eina ir pamokslauja. Problema yra tame, kai niekas nesupranta. Kas nors esat vartoja narkotikų rimtų? Nesate, ne? Bet yra baktų, kurie yra vartoja. Aš gal esu pasakojęs. Yra tokia narkotikų rūšis. Ir jų išgeri, išeini gatvę, atrodo, visi beviltiškai nelaimingi. Nu, tiesiog tragiškai nelaimingi. Ir tu noris apsikabinti žmogų ir padėti jam. Ir tu suvoki, kad tu po kaifo esi po narkotikų fazė. Tu negali padėti. Tu atsidavęs, jis yra panašioj situacijai. Tas atsidavęs, kuris yra šiek tiek pažengęs, kuris supranta, kas yra Krišna, jis yra toj fazėje ir jam yra noras padėti kitiem. Bet yra problema tame, kad jis suvokia savo silpnumą ir jisai suvokia, kad jisai vienas, jis negali vienas padėti, jis neturi galios. Jis supranta, kad aukščiausias Dievo asmuo turi norą veikti per jį, nes aukščiausias per atsidavusius veikia. Ar jūs tikit, kad aukščiausias veikia per visus atsidavusius? Kaip veikia jisai? Aukščiausias Dievo asmuo, Krišna, gali veikti per visą mūsų gyvybės struktūrą. Akis, klausa, per visas gyvos būtybės. Jis gali girdėti visas gyvos būtybės, ką klausos, visas gyvos būtybės, ką mato, ką mąsto. Vienu kartu jisai gali tą daryti. Mums proto yra sunku suvokiama, kaip tai yra įmanoma, nes mes labai sąlygoti esame. Už tai dvasinė praktika daugumai žmonių yra tokie biški, misticizmas tokie, nelabai suprantama, bet jeigu mes einam link Dievo, mes turim suprasti. Mes pradam bendrauti su aukščiausiam misticizmo valdovu. Už jį aukštesnio mistiko nėra, už Krišną. Jis yra tobulas visais parametrais. Tobulybė. Ir jo tikslas iš tikrųjų mums padėti. Ir aš pradžioje liečiau apie turtingus žmonės. Jeigu iš tikrųjų yra turtingi žmonės ir jie turi normalią psichiką, pas juos viskas tvarkoja su smegenim, jie nori padėti žmonėm. Esat su tam susidūrę? Jie nori padėti. Tai yra normalu visiškai. Ne šiaip su yra, tai visi klubai. Čia per visą pasaulį ir šiaip labdaros visokie fondai. Nes kai žmogus turi normalią psichiką ir jis turi turtus, jis nori juos skleisti, jis nori dalinti juos. Aš prisimenu tokį, jūs gal girdėjote, tą pasaulinę lygį verslininką Bransoną. Virgin grupė tokia turi. Verslas labai didelis. Pasaulyje jis jaučia patektų į 10 turtingiausių žmonių. Jis labai turtingas yra. Ir jis yra pasakęs, sako, aš iš visuomenės per savo verslą dirbu, bet ateina momentas, kai aš atiduodu pusę to, ką turiu, tai pačiai visuomenei. Ten eina sumos labai didelės, milijardai. 10 milijardų dolerių. Atsidavęs lygiai tą patį daro. Čia tas pats procesas yra. Atsidavęs gauna ir kai jis tai išgyvena, jis supranta, kad tai laikyti savį yra neįmanoma. Tai jis turi dalintis su žmonėm. Jis turi žmonėm tai atiduoti. Nes čia yra Krišnos turtas. Krišna iš tikrųjų jis yra, kaip bebūtų, čia yra aukščiausias Dievo asmuo ir jį mums suprasti, kodėl jisai vienam tai duoda, kitam tai netgi dvasiniai praktikai. Net yra ta istorija su praklava. Irgi ją papasakosiu. Dėl ko Krišna vienam duoda dvasinius dalykus, kitam materialius dalykus. Mūsų protai yra sunku suvokima, bet jis mato mūsų širdis. Jisai mato mūsų širdis. Jisai mato mūsų troškimus. Mes galim nematyti ir nesuprasti, ko mes iš vis trokštam, tam judėjimui. Ir iš vis ko mes norim, bet jisai mato. Ir istorijas, Prahlada Maharaja. Prahladas Maharajas buvo 5 metų berniukas. Jis užsimerkia ir medituoja. Ir savo širdį pamato viršų. Įsivaizduojat, medituojate viršų pamato savo širdį. Ir jis įsigando. Jis atsimerkia. Ir kai atsimerkia, jis pamatė, kai jis sėdžia ant viršų kelio. Jis dar tam šokė buvo. Jis nustumė Višnų, pašoko ir žiūri. O Višnų jį žiūri, sako, Prahladai, ateik, sėsk man ant kelio, mažyk, kuo bijai? Ir jis pradėjo bendrauti su Prahladai, jam pasako, sako, Prahladai, aš iš tikrųjų apsireiškiu tavo širdį ir atėjau pas tavį tik dėl vieno tikslo. Aš tau noriu duoti. Prahladas žiūri pasimetęs, jis dažnai žiūri dovaną praradęs kalbos, jis nemoka kalbėti.
Bet jį pradėjo judinti Višnu, jam pradėjo pasakoti. Sako, Prahladai, buvo geras, ateik pas mane atsisės. Ir jis kažkokį laiką prašė, kad Prahladas išdrįs ir atėjo atsisės. Ir jam tada sako, sūnau, aš iš tikrųjų atėjau pas tavį tik dėl to, kad tau duodu. Ir aš labai noriu, turiu labai didelį prašymą. Būk geras, paprašyk manęs ko nors. Aš labai noriu, kad tu paprašytum. Prahladas galvoja, viešpatis sako, bet man nieko negrįžtas. Ne, Prahladas. Aš atėjau, kad tau duodu. Tu turi kažką manęs paprašyti. Tu turi kažką paprašyti. Tas dialogas buvo ilgas iš tikrųjų. Aš šį pritrumpinsiu, nes ten buvo visumoj aukščiausio Dievo asmens prašymas, kad čia iš tikrųjų net neprašymas buvo. Čia buvo pamoka mum ir, kaip jau pasakęs, patikrinimas Prahlado atsidavimo Višnu. Aukščiausia. Jo atsidavimo egzaminas. Ir tada Prahladas sako, viešpatai. Sako, jeigu tu iš tikrųjų man taip nori kažką duoti, tai duok man tyrą bhaktį. Duok man bhaktį, kuri iš gyvenimo į gyvenimas aš ją turėčiau. Ir turėdamas tą bhaktį, niekada nenuklyščiau materialios gamtos šunkeliais. Arba materialioj gamtoj nepasiklyščiau, nepasimeščiau. Ir aš tu noriu gyvenimas po gyvenimo. Viešpats sako, Prahlada, bet tu jau tai turi. Prahladas tada pagalvoja. Viešpatis sako, jeigu aš tai turėčiau, ar aš prašyčiau. Tada Višnu vėl susimąstė, vėl pagalvoja. Nu gerai, sako Prahladai, aš kadangi atėjau tikslui tam, kad tau duodi, tu nieko nenori. Ir jis kažkokiam laikui tą klausimą paliko, jie pradėjo apie kažką ten kitą bendrauti. Nu, kažką pasakoti nepradėjo. Ir po kiek laiko Višnu vėl grįžo prie to paties klausimo. Ir Prahladui truputėlį neatsiverzino, kai jis vėl, prašo to, kad Prahladas vėl kažko jo prašytų. Ir tada Prahladui jau, jis pavardino to prašymą Višnu ir jis sako, viešpatie, jeigu tu iš tikrųjų man nori duoti, tai duok tiem žmonėm, su kuriais aš gyvenu ir kuriuos artimai pažįstu, duok jiem visiems bhaktį. Ir viešpats tada sako, Prahladai, jeigu tu iš tikrųjų to nori, o tavo prašymas man yra įsakymas, bus taip, kaip tu nori. Visi tavo artimi žmonės, jie bus bhaktį. Jie visi bus, ta prasme, palaiminti. Čia yra tos istorijos, to istorijų pavyzdys žmogaus, kuris yra pasiekęs aukščiausią tobulumą. Ir kai žmogus yra tokioje emocijoje arba tokioje bhavoje, netgi premoje, jisai negali su savim to turėti, jisai negali saviti nešioti. Tam žmogui reikia dalintis, tai sielai reikia dalintis. Ir to pavyzdys yra dar viena istorija su Indra Prabhu. Jūs esat girdėję istoriją? Nesat. Čia irgi nesenai išgirdau, nereali istorija. Indra Prabhu, jau jo nebėra ant tos vietos, palikęs tą pasaulį, bet jisai buvo nuostabus atsidavęs savo kirtanui, nes jo kirtanai buvo unikalus iš tikrųjų. Aš nenoriu nužeminti kitų atsidavusių, bet man asmeniškai jo kirtanai, yra širdies prieglobstis. Aš karts nuo karto klausausi kirtaną ir kažkas yra nerealaus, mistika kažkokia su kirtanas. Jisai verčia verkti iš tikrųjų. Ir buvo istorija tokia su Indra. Jis buvo papraktikavęs tik 10 dienų. Čia tarp kito tą istoriją papasakoja Šabudžė. Jis kažkur jie girdėjo, aš jam sakiau, atsiųst man, pamatyti, žinai, tą istoriją kas pasako, bet jis man taip įdėcintai jis. Ir istorija tokia, sako, jis papraktikavęs buvo apie 10 dienų, o jo praktika buvo tokia, kad jie eidavo kiekvieną dieną į Grinamas, o Grinamas vykdavo po 10-14 valandų. Įsivaizduojat, kas tai 12 valandų dienos. Čia reiks skonį turėti nerealų. Ir kai jie grįžo po tos Harinamos, Bhakti labai pavargė, buvo iki kurie Bhakti nemiegojo, jisai likis dar nemiegojo ir jie apėmė tokią būseną, jisai pasakojo, kad liktai jis pradėjo justis kažkokiem kitam išmatavime, kažkokias tai spalvos, kažkokias tai šviesas, kažkokia palaima, jam gerą pasidarė.
Jis virš savęs pamatė tokį kaip stiklą, nu, tai kaip lubas kažkokios, kaip stiklo, o už to stiklo Krišna, Balarama, piemenukai, ragų ir pučiai. Dvasinis pasaulis. Bet čia ne kulminacija. Kulminacija yra tame, kad jo ir Krišnos akys susitiko. Ir Krišna jį pažiūrėjo. Ir kaip jį Krišna pasižiūrėjo, jisai pajuto tokį gailestį iš Krišnos savo. Jis suprato, kad Krišna labai gailisi jo. Ir jam labai gaila. Ir akis buvo pilnas gailesčio jam. Ir kulminacija tokia. Jūs dabar pagalvokite. Po 10 dienų praktikos pamatyti viešpaties visą dvasinį pasaulį. Jūs maždaug įsivaizduoti, kokią praktiką turėtų tolesnę būti. Mes papraktikuojam 20-30 metų, galbūt net ne vieną gyvenimą tai darom. Ir nematom Krišnos. O čia po 10 dienų, aišku, čia praeitą gyvenimą faktas, čia kalbų nėra. Ir tas pavyzdys labai panašus yra į Maharadžą Parikšitą pavyzdį. Žinot tą istoriją, pamenat? Maharadžą Parikšitai, tai buvo dar kūdikis, motinos iššiose, apsireiškė aukščiausias. Ir jis pamatė jo veidą. Ir kai jis gimė, kai augo, jis visą savo gyvenimą ieškojo Krišnos. Nes jis matė jo vaizdą, kaip jis atrodo. Ir būdavo tokia atveju, jis pamatydavo panašų labai žmogų į Krišną, jis pribėgdavo ir jį žiūrėdavo. Susivaidavo, čia ne Krišna. Jis suprasdavo iš emocijų, iš viso, iš nuotaikos visos. Jis suprasdavo, čia ne aukščiausias. Tai ta Indra Prabhu. Ir aš tada per tai pradedu suvokti, kodėl jo kirtanai tokie būdavo. Nes kad daryti tokį kirtaną ir tiek įkvėpti žmonių, tai kažką nerealaus ir širdį. Jis matė Krišną, jis matė dvasinį pasaulį. Ir po praktikos kelių dienų. O čia yra malonė. Čia yra begalinė malonė. Nes yra sakoma, jeigu akis į akį nors kartą su Krišna susitikai, viskas. Yra daug istorijų šios pasakos, ne vienas istorijų. Kai akis į akį su Krišna susitinki, viskas. Materialios egzistencijos yra karas. Mes nebegyvensim materialiai niekada. Nebeįmanoma gyventi. Nes ta nuotrauka, kurią aš pamačiau, bus visą laiką mano proto. Niekada iš mano proto nebeiškris ta nuotrauka. Tai yra įsivadavimas, tikras įsivadavimas, bet iki to mes turim atlikti pakankamai nemažai askezių. Ir mūsų pagrindinė pati didžiausia askezija yra tokia. Prisiminti Krišną, irgi tada, kai man yra sunku tai daryti. Tai pavyzdžiui, klasika. Sėdžiu namie, vakaras. Ir norėtus pasižiūrėti dalyką. Arba galbūt prie kompa, kad aš galiu pasiimti knygų veską. Arba įsijungti YouTube'ą ir klausytis lekcijų. Va čia yra kova. Va čia yra kova. Va ta kova turi rezultatą bhavą. Turi rezultatą bhakti. Ta kova. Ir ta kova nėra tuščia. Ta kova yra iš tikrųjų surišta su labai gilia emocija. Ir labai giliu pažinimu aukščiausiam. Ta kova priveda prie to, kad mes gaunam jo malonę, mes gaunam jo prieglobstį. Ir tas prieglobstis yra tame, kad mums viskas blanksta, kas materialu. Ir mes labai prisirišam prie jo, dar jo nematydami. Nes jo galim dar nematę, bet galim būti jau labai prie jo prisirišę. Ir tai turi atsidavęs, nes atsidavusio širdį Krišna yra, daugiau ar mažiau, bet yra. Tas vienas bet jis yra, jau yra. Ir kuo didesnis troškimas augo pas atsidavusi, tuo Krišna labiau apsireiškia. Nes Krišnai reikia tik vienintelio dalyko. Noro iš mūsų pusės, kad mes tikrai norim su juo bendrauti. Viskas, vienintelio dalyko reikia iš mūsų. O tai yra nuoširdus link jo. Nes turim tapti nuoširdus. Bet kad žmogus taptų nuoširdus, jis turi suprasti, suvokti, ant kiek tai yra svarbu jo gyvenime Krišnai. Ant kiek tai yra didelis turtas aukščiausias. Čia biškai gal bus ne į temą, bet papasakosiu dar vieną istoriją apie Kirtanandą Nasvanį. Girdėjote? Tai buvo pirmasis Tomas Sanesis. Tai buvo 68 metų. Tai buvo prieš 47 metus. Jisai gavo iniciaciją Indijai Vrindavane, likti Vrindavane, iš Prabhupados 68 metais. Ir Prabhupada paliko Indiją, nes Prabhupada labai blogai jautėsi. Jis išvažiavo į Ameriką pas savo dvasinius brolius. Ir visiems papasakojo, kad Prabhupada yra labai blogoje situacijoje. Gal net taip, kad jis iš vis nebegrįš.
Prabhupada man davė iniciaciją, aš esu senesnis, aš jau praktiškai atsakingas už Iskoną esu, nes jis buvo pirmas ir vienintelis senesnis. Jis praktiškai išreiškė save Prabhupados padėtį. Ir mokiniai, susigraibė biškiai, susivokė, čia kažkas ne taip vyksta, jie parašė laišką į Indiją Prabhupadai, ir Prabhupada atrašė, kad jis apsimeta, jis meluoja, taip nėra iš tikrųjų. Aš jį nepadariau jokį atsakingų. Tada jį už tai, kai kurie atsidavusi, labai smarkiai primušė, išmetė iš šventyklos, bet to viskas nesibaigė. Jie su dar vienu atsidavusiu pavogė Bhagavad Gitos rankraštį Prabhupados. Ir norėjo patys išleisti Bhagavad Gitą be Prabhupados. To rankraščių yra viena leidykla, antra, trečia. Visas leidyklas praėjo, kokios yra tam mieste. Ar net ten daugiau tų miestų buvo. Ir jos visur atmetė. Niekur nepriėmė to rankraštį. Tada jie nusivylė to projekto ir Prabhupadai atgal jie atidavė. Tada mokiniai praėjo ten kažkoks tai laikas. Ta istorija, žinokit, unikali. Jūs galas suprasite, dėl ko šią pasakoju. Tada Prabhupadai mokiniai pradėjo skūstis dėl jo ir pasakė, iš vis reikia mesti iš Iskono lauk, jis tikrai ne jūsų mokinys. Jis nevertas būti jūsų mokiniu, jis iš jūs beviltiškas yra. Bet Prabhupada, čiut nesuašom akyse, pasakė, tai yra mano mylimas mokinys ir aš jo niekada neatsisakysiu. Ir po šią dieną Prabhupada jo nesisakė. Aš nežinau, ar jis dar yra gyvas, bet tik žinau, kai jisai kalėjime sėdėjo. Ir ten už labai rimtus nusikaltimus sėdėjo. Jo gyvenimas toks labai traumuotas, bet yra to pavyzdys, kad jeigu tu susilieti su šventu žmogu, tokiu kaip dvasiniu mokytoju, jis niekada tavęs nepaliks ir neatsisakys. Netgi kai tu darysi materialios gamtos įtakui, ypatingas nesąmonės. O tai yra visiškai realu. Mes šiandien atrodo gyvi Krišna sąmoniai, rytoj mes nežinom, kad gali taip protas susukti. Yra krūva pavyzdžių. Lietuvos Iskone krūva pavyzdžių. Kai žmonės kartuoja šventą vardą, viskas buvo idealiai. O paskui jie sako, čia yra sekta, čia yra, ta prasme, bepročių gauja ir taip toliau, taip toliau. Čia viskas Majos rankose, bet Maja turi galią tik tada, kai Krišna atleidė, palieka mums tam tikram laikotarpiu. Jis paleidžia mums Majai į gniaužtus. Čia pamokas vyksta, labai geras pamokas. Ir o taip buvo skirtinandas Vami. Ir Prabhupada pasakė, čia mano mylimas mokinys, aš jo niekada neatsisakysiu. Jis visą laiką turės prieglobstį prie mano lotusinių pievų. Prisimenu dar vieną istoriją. Šitą Prabhupada. Tamala Krišna Gosvamis buvo Indijai Bombėjus. Ir jam kažkas atsitiko labai su sveikatais, man atrodo, iškrito iš koto visai. Jį greit išvežė į ligoninę, į Bombėjų. Bombėjos ligoninė. Ir jis ten begulėdamus, ta prasme, kaip tas vadinos, klinikinė mirtis. Klinikinė mirtį, toks kaip sapnas. Jisai mato, stovi nuo šventyklų, supūdžia šalia Prabhupadą, ir jis taip atsisukė Prabhupadą, ir už Prabhupados visą paramparą mokinį. Šeši Gosvami, Madhvacharya, visą paramparą. Ir Prabhupada prieš juos atsiskaitinėjai. Ir jie visi klausė, tai kaip tas judėjimas Prabhupada, kaip čia viskas vyksta? Prabhupadas pagalvojo, pamąstė, sako, žinot, jie visi beviltiški. Aš sakau, išanalizavau tą planetą, tos planetos gyventojus, jie visiškai beviltiški yra. Jie visiškai netinka dvasiniai praktikų tie žmonės. Ir visą tą paramparą, jis nusivylė Prabhupada liktai. Kaip taip gali būti? Bet Prabhupada sako, bet yra vienas pliusas. Sako, mano mokiniai yra labai prisirišti mano lotusinių. Visą paramparą. Čiai, Harivau! Ir Tamala Krišna Gosvamis bumt ir prabund. Žiūriu už galvos Prabhupadą. Prabhupada, sako, čia jūs. Taip, sako. Aš kai tiesiog išgirdau, kad tu ligonį iškart, sako, pastatau žiūrėjau. Istorija tokia. Esmė yra tokia, kad jeigu mes savo gyvenimą surišam su tyru atsidavusiu, tai yra tas pats, kas su Krišna iš tikrųjų. Nes tyras atsidavusias, tai tas asmenybė, kuri turi Krišnos savybės. Tai yra tas, kuris išmokęs rūpintis kitais. Tas, kuris yra išmokęs duoti kitiem.
Nes dvasinė praktika mums moko esminio dalyko. Truputėlį užmiršti save. Užmiršti, o galų gali visam laikui užmiršti save. Rūpintis tik aukščiausiu viešpačiu. Ir jo reikalais. Ir tada viešpats sako, aš tada tikrai jums pasirūpinsiu. Jūs tikrai grįžti dvasinį pasaulį. Ir tada yra kitas klausimas, ar mes norime dvasinį pasaulį? Ar mes norime? Po klausimų dar didelio, ar mes norim? Iš tikrųjų, kad norėti dvasinį pasaulį, mes truputėlį turim suvokti, kas ten yra. Bet praktika tai ir daro, kad mes būdami per žemę, toj planetoj, tam kūne, pradedam suvokti dvasinį pasaulį. Ir ta išraiška suvokimo jinai yra per tai, kad mes gaunam pirmiausiai prieglobstį tarp atsidavusių, kas yra iš tikrųjų beveik čiut sunkiai įgyvendinama, ar ne taip? Nu, prieglobstį tarp atsidavusių. Galim gauti, ar negalim? Nu, kaip man? Pasakykite. Ką reiškia prieglobstis? Prieglobstis tai reiškia, kad stiprus ryšys. Prieglobstis tai reiškia, kad aš žinau, kad tas žmogus man padės. Manęs neatstumis. Nu, tas pats, kas su Krišna. Jis pirmiausia vyksta su atsidavusiais, tai paskui vyksta su guru, tai paskui vyksta tik su Krišna. Jeigu mes nemokam rasti prieglobsčio tarp atsidavusių, nemokam rasti prieglobsčio tarp prie guru, apie Krišną nėra kalbos. Nes mes turim išmokti pirmiausia čia tuos dalykus į gyvenimą. Ir tai aš tai ir klausiu, ar mes galim rasti prieglobstį tarp atsidavusių? Galim? Galim, ja? Geras ženklas. Tai ar mes meluojame, ar mes nuoširdžiai šnekam, čia yra kitas dalykas. Nes visumuoja, ką aš savo gyvenime matau ir ką matau kitų žmonių. Čia yra labai retas reiškinys. Yra labai retas reiškinys. Yra sunku tai padaryti. Todėl, kad mes esame natūralios gamtos įtakų ir linkę pavesti ir apgauti. Mes nusiviliam. Arba aš kažko nusiviliu, arba manim kažkas nusiviliu. Ir kad to nebūtų, kad mes iš tos išeitumėm natūralios gamtos įtakos, iš to nepatikimumo, tokios sferos, auros, atsidavę tam ir mes ant jų turim mokyti. Krišna yra labai kantrus, guru yra labai kantrus, labai jie yra kantrus. Mes nesam kantrus. Labai nekantrus, nes linkę pavesti esam, neištikimi. Tai mes turim tai ar neturim? Ar mes labai ištikimi? Nežinau kaip jūs, bet aš žinau iš savęs. Aš galiu kalbėti iš savęs. Aš žinau, kad aš to neturiu. Aš žinau, kad silpnas tai srities. Bet aš žinau vieną. Kad aš turiu dvasinį mokytoją, kuris niekada nepraras. Ir jis net asmeniškai man yra pasakęs nekartą. Per lekciją. Ne tai, kad man vėsiu, per lekciją pasakęs. Aš niekada nepaliksiu. Bet taip supirkau. Ir mes matom, kad tai vyksta, tai yra. Ir per tai mes įgaunam ką? Tikėjimą, pasitikėjimą. Tikėjimą ir pasitikėjimą. Ir mes sakom, jeigu yra žmonių, kuriais aš galiu pasitikėti, jau šis tas mano gyvenimas. Ir tada per tų žmonės aš mokaus, kaip nepavesti kitų žmonių, kaip nepavesti gurų. Ir jeigu aš tai išmoksiu, aš priartėsiu prie Krišnos. Nes Krišnos duos galimybę bendrauti su juo. Nes Krišna reiko ištikimų tarnų. Mesgi tarnai. Vėl klausimas. Mes tarnai ar Dievas? Kas mes? Kas? Pagalvokim gerai. Pabandykim įlysti savo širdį, pabandykim motyvus. Aš šiandien, pavyzdžiui, rytą bandžiau įlysti savo širdį. Žinot, ką aš ten radau? Aš radau vieną, kad giliai širdį, labai giliai toli, truputėlį yra motyvas būti Dievu. Jis yra labai giliai. Aš vaidinu atsidavus. Man kartais visai nebuvo įgaunas. Bet motyvas ten yra. Kad aš noriu būti Dievo. Bhagavad Gitoje. Prabhupada labai aiškiai sako. Esate skaitę Bhagavad Gitą, ten Prabhupada klausia. Kuo norėtumėt būti, Dievu ar tarnu? Aš prisimenu prieš daug metų, skaičiau tą knygą, aš savo sakau, aš noriu būti Dievu. Aš net nesuprantu, kas tai yra. Aš noriu būti Dievu. Dabar sutikau nesenai vieną pažįstamą. Nu, ten toks verslininkas, mes su juo ten pabendravom karts nuo kartą. Radarane jaučiu net jį, žinai, iš paskalio.
Ir jisai, mes su juo pradėjom kalbėti dvasinę temą ir sako, aš Dievas. Parūpus. Kur čia yra? Čia tu Dievas. Aš Dievas. Sakau, kaip kame tas Dievas? Sakau, tam gimsti, miršti, šlapinės, tušpinės, tiek problemų pas tavį savo. Visatos formos tu neturi, nei pinigų neturi, sakau, kame tas Dievas? Aš Dievas. Ir supranti, jeigu su žmogum, kai bendrauji, tu matai, ant kiek jisai tiki tą idėją, fikciją. Čia yra, absoliučiai beprasminė idėja. Tuščia idėja su žaidimu net. Ir jisai sako, mano guru taip sako, a kas tavo guru sako? Saitės į babą. Sakau, žemiausi nusirinkimai tavo guru, didžiausia pagarba jam, bet tu ne Dievas. Ir jis ne Dievas. Nors aš į gavelą gerbiu visą tie babą. Jis tikrai viską pažengė žmogus. Krišnos tarnas. Sakau, Dievo sąvoka ne tokia pigi yra. Dievo sąvoka yra labai šaukštas dalykas. Prabhupada sako, jeigu žmogui neteina sąvoka iš Dievas, tai yra beprotybė. Paskutinė fazė majos. Reiškia, tu majos gniauštose absoliučiai nepavykas. Už tai, ką aš sakau, mūsų praktika labai surišta yra iš tikrųjų. Su analizė, aš jau daug esu per lekcijas kalbėjęs apie analizę, apie mąstymą. Mes turim kapstyti savo viduje, mes turim matyti, ko mes siekime iš tikrųjų. Nes tie motyvai, kurių mes nematom ir galvojam, kad per tos motyvus mes nueisim pas Dievą, bus dar viena mūsų gyvenimo fikcija. Kaip jūs manot, kodėl tiek žmonių išeina iš ISKCON? Kyla klausimas. Man, pavyzdžiui, jau kyla tas klausimas nuo 90 metų. Aš savęs klausiu. Ir aš po truputį karstam per savo sakau. Aš praktiškai, iš dalies žinau, dėl ko jie išeina. Nes aš ant savęs tą mačiau, aš prisimenu savo būsiną prieš kokius 2-3 metus. Kaip labai aš nieko netikėjau, Dievo nebetikėjau. Dievo gal šiek tiek dar tikėjau, bet daugom nebetikėjau. Tiesiog buvau nusivylęs visko. Ir toj būsenai, tą būseną patekti yra labai skaudu, labai sunku. Ypatingai, kai tu pusę savo gyvenimą atidaręs kažkam. Nes aš pusę savo gyvenimą jau praktikai atidaręs. Taip gaunas. 22 pradėjau, man dabar ten 7. Pusę gyvenimą. Ir kai tu kažkam atiduodi tiek metų, ir paskui jauties visiškai tuščias, nieko nėra. Oi, ką aš tiek metų darau. Kai aš tik pradėjau praktikuoti, tie dalykai dar laukia. Kad tų dalykų neįvyktų, atsidaręs, turiu labai stipriai pajūti intelektą. Jis turi analizuoti, kas vyksta, ką aš darau. Jis turi matyti savo širdį, kokie motyvai mano širdį. Ar aš tikrai noriu Krišnos? Ar tikrai aš čia darau dėl jo? Ar aš čia darau dėl šlovės, dėl pinigų, dėl pripažinimo? Ar dėl to, kad čia geri santykiai, čia gražūs žmonės, sakva, geras maistas? Čia yra motyvai, kuriuos reikia pamatyti. Kai mes juos pamatom, tos motyvus, tai nereiškia, kad mes juos iškart atsisakysim. Tai nereiškia. Bet juos matyti, geras ženklas, reiškia, mes iš jų turim išeiti, su jais pradėti kovoti. Nes bhakti yoga tai yra kova, vidinė kova. Vidinė kova nepasiduot majai. Nes yra majo žaidimai. Ir jinai į protą gali taip susuktų gulai, kad tu pradėsi galvoti, tu labai ypatingas. Ar mes ypatingi? Mes labai ypatingi. Mes viešpatis Krišnos tarnai. Mes labai ypatingi. Kai aš tai kalbu, žiūriu jūs. O bhakti vienas vanas sako, o aš ne visai. Taip iš tikrųjų yra. Taip iš tikrųjų yra. Atsidavęs, taip žiūrėti. Ir nors, jeigu aš ir jaučiuosi ypatingu, bet aš turiu neščiau tokį mentalą, aš nesu ypatingas. Karts nuo karto aš galvoju, kad aš ypatingas. Aš nesu ypatingas. O čia yra motyvai. Čia yra kapstymas po motyvus, kurie yra labai svarbus ir kurie žmogų priveda prie to, kad jis pradeda teisingą praktiką. Praktika, kurioje yra sveikas protas. Sveikų protų praktika vyksta. Tai reiškia, nėra marazmo, nėra perdėtos savęs sureikšminimo. Ir ta praktika tampa saldi. Nes toj praktikui tampi tarna. Aš tarnas, aš labai nedidelis, aš labai mažytis tarnas. Labai nereikšmingas. Ir mano reikšmė atsiranda tik tada, kai viešpats per mane pradeda veikti. O kaip jis veikia per mus? Tai mes gaunam galimybę ir jėgos pamokslauti, skleisti Krišnos sąmonę visam pasauliu. Va čia yra jėga.
Ir tas skleidimas tai yra, kad aš kalbu apie Dievą. Kai aš apie jį kalbu, ką aš darau? Aš galvoju. Aš kalbu ir apie jį mąstau. Tai yra viena klausytis, o visai kita kalbėti ir galvoti. Ir aš tavo juslės visos tenai. Mano juslės visos tenai. Jame. Tai toks procesas duoda prieglobstį. Paskutiniu laiku per lekcijas visiems sakau, Šravano kirtimą. Tai yra 2 esminiai procesai. Tai yra klausimas ir atkartojimas. Jis tą patį visur lekcijose kalba Bhakti Viganausanas, visur ištisai. Ir aš pradėjau suprasti tų žodžių prasmę. Tai yra iš tikrųjų yra labai svarbu pastoviai klausytis lekcijų arba pastoviai skaityti knygas. Kas gali patvirtinti? Pakelkime. O, čia jau rimta. 4 bhaktai. Pusė jau supranta. Aš tai sakau irgi, labai tai svarbu. Labai svarbu. Jeigu atsidavęs per dienos bėgį neskaito ir nesiklauso, jis malia. Jisai malia, vienareikšmiškai. Malia, velnis yra. Kala, ankuola, kirvi arba daro savo juodus darbus su mūsų protu. Ir mūsų protas praranda jėgą, eskezę, dvasingumą. Norą apie jį mąstyti, apie jį galvoti. Man labai dažnai būna, kad aš per prievartą kažką darau. Per prievartą žiūriu lekciją, per prievartą skaitau knygą. Aš darau tai per prievartą. Prievartą atsidavus niekada nenuves prie tobulumo. Niekada. Prievarta yra vienintelis dalykas, ką mokė Bhaktisiddhantas Sarasvatis ir ką mokė Prabhupada. Rytą protą daužai su pagaliu ir vakarė daužai. Tas daužimas yra tame, kad tu priverti daryti tai, kas yra dvasinga. Čia yra prievarta jam, proto. Ir ta prievarta duoda rezultatą tokį, kad ateina kas? Skonį, dvasingumą. Jeigu mes klausomės šventų žmonių pasakojimo apie Dievą ir patys skaitom knygas, ateina skonis. Kas galite patvirtinti? 2 žmonės. Jau gerai. Ateina skonis. Kaip skonis reiškiasi? Kaip jis reiškiasi? Nu, norisi dar ir dar. Būtent. Norisi dar ir dar ir dar. Ir sako, kai žmogus gyvena materialiai ir nori pasitenkinti, pasisotinti save per jausmus, kas vyksta, koks procesas. Aš dabar bus 2 analogijas, per kurias mes suprasime, kiek tai yra skirtinga. Kai žmogus visą savo gyvenimą pašvenčia jausmų tenkinimui arba tobulinti jausmų tenkinimui, jis persisotina, širdis tampa kieta ir jis tampa, kaip tas žodis yra? Reikšmė labai tikrai svarbi yra. Ta prasme, jisai tampa, kaip medžiu, kaip metalu. Jis ta prasme, yra tarp žmonių, bet tų žmonių nebesupranta, tų žmonių nebejaučia. Pasyvus, jis tampa pasyviu. Ta daro jausmų tenkinimas. Nes jisai ką duoda? Per jausmų tenkinimą mes taip pat, kaip ir dvasiškai, niekada nepasisotiname. Neįmanoma pasisotinti. Čia būtų pusė bėdos, nes dvasiškai mes irgi niekada nepasisotinam. Bet ten kiti procesai vyksta. Čia, kai mes nepasisotinam, mes tampam pikti. Prisimenam tą tekstą? Žmogui mąstant apie šių objektus. O tas tekstas čia yra. Mes tampam pikti, paskui puolam iliuzijai, paskui tampam bepročiais. Tik dėl to, kad norim materialiai patenkinti jausmus. Tam kely nėra jokios progresijos. Tam kely yra tiesiai regresija į apačią. Ir atsidavęs tam palaipsniui pradeda suvokti savo visų būvių, savo širdim, kad yra realu. Ir tada ateina kas? Baimė, majai. Žmogus pradeda bijoti majos. Prabhupada, prisimenat, ką sakė mokiniam? Mes skiriamės nuo jūsų tik dėl vieną dalyką. Aš bijau majos, o jūs ne. Tik dėl vieną dalyką. Kodėl atsidavęs bijo majas? Dėl to, kad jis žino, kas yra Krišna. Jis žino, kas yra mylėti Krišną. Ir tada ateina maja. Jis supranta, kad ta maja atims man tą laimę, kurią aš dabar turiu. Ateina maja. Ir kas vyksta dvasiniam procese? Kai žmogus dvasiškai praktikuoja, tobulėja, reiškia jo jausmai link Krišnos vis didėja, jis įgauna pojūtį Krišnai. Tam nėra galo ir jis tampa ypatingai godžiu.
Bet jo būdumas reiškiasi, aš noriu matyti ir gydyti tik tais Krišną, nieko daugiau. Manęs niekas nebežalia tos vietos, tik tai Krišna. Ir aš kai tai kalbu, aš iškart prisimenu vėl tą ne frazę, bet tokį pavyzdys, man kažkaip labai tiko. Krišna yra bomba. Susidūrus su bomba, atsidavęs sprogsta. Ir tas sprogimas yra tame, kad atsidavęs jisai apie nieką daug negalvoja, tik apie Krišną. Jis galvoja tik apie jį. Nes tai yra dėmesys dėmesys. Ir ta dėmesį Krišna tobulai pavogė. Yra Krišnos vienas iš vardų koks? Makančio. Vagis. Jis sviestą vagia. Bet pasirodo, Krišna ne tik sviestą vagia. Krišna daug pavagia. Ir jis tą daro ant tiek tobulai. Niekas net neįtarė, kai jis jau apvogtas. Pavyzdžiui, Krišna iš atsidavusių vagia. Ką? Ką vagia iš atsidavusių? Ką? Širdis. Čia jau aukštesnis lygis, bet dar žemesnėm biškį lygį, ką jis vagia. Nuodėmingą veiklą. Jis pavogė nuodėmingą veiklą. Nuodėmingos veiklos pasekmes jis pavogė. Ką Krišna vagia iš pasauliečių? Protus. Jie tampa bepročiais ir sako, aš pats protingiausias. Jie jau bepročiai, nes pavogtas protas. Proto pavogimas yra tame, kai jisai netiki Dievu. Jis netiki, kad yra aukščiausias, kai yra meilė santykis su juo. Ir kai jis laukia mūsų labai senai. Ir sako, kada atsisuks tie visi, iš kurių pavogtas protas. Nes protą pavogė tik tai dėl vienos priežasties. Nes jis naudojamas neteisingai. Jokios prasmės iš to proto nėra. Viešpats pavogė. Ir kas svarbiausia, tą, kurį apvogė, jis net neįtarė. Jis galvoja, kad jis protingas tą. Va, kaip jis žaidžia. Čia yra aukščiausia viešpatį žaidimai. Ir kai mes tą suvokiam, jo transcendentinius veiksmus, jo tos žaidimus, jau vien tai jis tampa patrauklus. Mes vėl per tai suprantam, ant kiek jis yra nuostabus. Ir kai viešpats iš tikrųjų pamato mūsų nuoširdumą, apie kurį aš kalbėjau, tai yra mūsų matymas savęs, arba noras pamatyti save, kas mes iš tikrųjų esame, kas mūsų širdyse, jis po truputį mūsų prisileidžia. Ir taip jis prisileidžia prie mūsų, tai reiškia, kad mumis aplanko bhaktį. Ir kai atsidavusi aplanko bhaktį, atsidaręs tampa labai laimingas. Ar galite patvirtinti? Ar negali patvirtinti? Atsidaręs tampa labai laimingas. Nežiūrint tai, kad tai gali būti labai trumpa. Pradžiai gali būti labai trumpa. Lavamata, pamenam, 11 sekundės dalis. 11 sekundės dalis. Man tiek trumpas laikas, kad protas sunkus suvokti, tiek trumpai. Bet tai bus impulsas ir tas impulsas nedarys materialiai gyvenimą. Čia yra bhakti. Čia yra meilė ir atsidavimas aukščiausia. Ir kulminacija bhakti yra tokia, kai tavo širdimi visada. Ir tu ją jauti nuo ryto iki vakaro. Ir tu galvoji tik tais nuo ryto iki vakaro. Kaip patenkinti Krišną, ką šiandien dėl tavęs padaryti? Kokį tau pieną šiandien? Tu pradedi bendrauti su juo. Ateina pokalbis su juo. Kažkam marazmai, atsidavęs laimė. Jis bendrauja su viešpačiu. Čia yra kulminacija. Dvasinės praktikos, bhakti jėgos kulminacija. Aš pradedu bendrauti su juo. Tada viešpats prisileis, sako, atsidavęs, tu subrendai, pamatyti. Atsidavęs paransą. Kulminacija yra tokia. Kai mes praktikuojame, mum yra problema tame, kad mes nelabai tikim galutinių procesų arba tikslų. Mes galvom Krišną, nu jo, Krišną. Jo, Krišną. Nu, aš tapsiu laimingu. Bet kas už to slypi? O už to slypi labai gražūs nuostabūs dalykai. Nes Krišna įsileidžia į savo pasaulį, o jo pasaulis yra žaidimų pasaulis. Transcendentiniai žaidimai vyksta. Ir ten visi bobės pirmanukai, visi jau atsidavę, yra didžiausiai laimė. Ir tas laimės pojūtis, ką jisai neša. Jisai vieną labai svarbią savybę neša, laimės pojūtis. Amžiną susižavėjimą juo. Amžiną. Jis visada. Duodu pavyzdį. Einam kur nors miesto centre ir tai pro galvą praskrenda balionas. Nes susižavėjimas. Akimirka. O dvasiniam pasauliu galvoju, kad Vrindavanui arba Vrindavanui toj, kuri yra pas mumis, Indijai, su
Krišna santykis yra visada žavesy. Ir tas žavesys yra tik todėl, kad Krišna yra misticizmo valdovas. Jis moka kiekvieną savo atsidavusią taip patraukti link savęs, kad iš atsidavusio veido niekada neiškrinta susižavėjimas. Visada atsidavęs žavisi, negali suvokti, kaip čia Krišna taip galėjo padaryti. Pavyzdžiui, tai istorija su Agrasūra. Nuostabi istorija. Kai Agrasūras išžioja ir įsilaukia visų pimenukų. Ir pimenukai eina tenai į vidų ir jie supranta, kad čia gali būti kažkas blogai, bet jie sako, Krišna mumis išgelbės. O Krišna sako, Dieve, ką jie daro? Jiegi visi žūsta. Aš turiu jam padėti. Ir jisai atbėga ir įeina kartu su pimenukais ir jis pradeda Agrasūros gerkliai plėstis. Jis pradeda didėti. Ir Agrasūras sprogsta. Ir pimenukai nuostabai didžiausiai. Haribol! Ir vėl Krišna tai padarė. Suprantate? Tas žavesys yra amžinas. Dėl kad jo veiksmai, jo žaidimai yra unikalūs. Sąlygotas gyvai būtybei. Tai yra tiesiog nektaras, tai pritraukia tai žaidimai. Dėl ko ir yra sąvoka Krišna Katha. Dėl kad mes jos klausomės, mūsų klausos jisai pritraukia. Ir mes apsivalom nuo materialios gamtos. Ir materiali gamta mums nebežam. Už tai dėl ko yra labai svarbi Krišna Katha. Tai yra klausimas ir atkartojimas. Mes turim klausytis apie viešpatį. Stengtis visada apie jį klausytis. Rasti bet kokį momentą ir bandyti mąstyti apie jį. Jeigu nėra knygos, mąstai, jeigu yra knyga, skaitai. Jeigu yra galimybė klausytis lekcijų, ištisai panirti tą procesą. Ir tas procesas duoda vėl grįžti. Ką duoda tas procesas? Bhakti duoda. Bhakti. Meilė ir atsidavimo viešpačiui. Atsidavęs tampa įnoringas viešpačiui. Jam viešpats tampa labai svarbi. Labai atsiprašau, kad biškį ne visai temą kalbėjau. Prašausi visai kitiem dalykam, bet gavos, kad aš visai kitas vandenis jau nuėjau. Bet tiesiog taip yra. Ir veikiant Krišnos sąmonę reikia galvoti tik apie Krišną, tik apie jį mąstyti, ne apie save, ne apie savo šlovę, koks aš ypatingas, kaip aš gražiai giedu, kaip aš gražiai kažką darau. Tie dalykai visiškai nesvarbus yra, visiškai. Mūsų iš principo pati idėja būtų tokia, aš turiu pastoviai galvoti, kaip pasitarnauti Krišnai tobulai, kaip aš dėl jo kažką galiu padaryti, kaip jį patenkinti. Ir to pavyzdys mes turime aplink save grupę žmonių. Tėvai, broliai, seserys, antros pusės, vaikai. Mes treniruojamės ant jų, taip? Mes turim tėvus, ateinam pas juos, atnešam prasado, kažką gražus pasako, ir mes treniruojamės. Kaip galim šalia žmonės, su kuriais esam, jos patenkinti, jos nudžiuginti. Ir visas tas turėtų persimesti link Krišnos. Mes tą turėtumėm daryti tobulai. Aš viešpatį noriu tave ne tai, kad sužavėti, bet noriu patenkinti, nudžiuginti tave. Savo tarnystę, mažytę tarnystę. Čia kaip su Ramachandra tuo voreliu ir Hanumanu. Vorelis mažyčius akmenėlius nešė Ramachandrai pagalbą. O Hanumanas didžiausias suolas kalnus nešė. Nesimaišyk man voras. Ramachandra pamatė, sakė, ne. Tas vorelis neša tos akmenėlius mažyčius, smilteles, ir aš labai vertinu jo tarnystę, dėl to, kai jis daro tai nuoširdžiai daro. Ir tu Hanumanų tą daro nuoširdžiai, už tai jis neturi pyktis. Ir taip atsidavęs, jis pastoja apie tai mąstyti. Kuo geriau viešpačiu pasitarnavo, kuo gražiau, kuo patraukliau, ir jį žavėti savo tarnystę. Ir sako, kai atsidavęs įvykdo tą misiją, kad sužaviu aukščiausią savo tarnystę. Tada jie apsireiškia man. To džiugesio forma yra bhakti. To nuoširdumo ir džiugesio aukščiausia. Mes jį nudžiuginam ir gaunam bhakti. Bet tai truks tikrai ne vienus metus ir galbūt ne vieną gyvenimą. Nors pavyzdžių pilna, tai Indra Prabhu. Tai staigiai viskas ir pamatyti viešpatį. Ir visą gyvenimą neštis paskui. Tokie kirtam nerealūs. Aš kitą kartą klausausi, ne kitą kartą, čiut ne kiekvieną vakarą klausaus Lokanatas Svami.
labai gražiai vieta. Ir man buvo tokie tarpai, realiai sakau, ranką dedu prie širdies, man toks jausmas, aš dvasinio pasaulio. Man tiek dainuoju, tiesiog jaučias, nebėra būnų, tu nebebūnas, ir kažkas nerealaus iš vis. Ir tu per tavo atsidavusi, pradedi suvokas, yra santykis su Dievu. Va tie atsidavusi yra turtas, perlas, materialiam pasaulyje. Jie yra perlas. Bhagavad-gitoj, ne, Šrimad Bhagavatam Prabhupada rašo, kad tyras atsidavęs materialiam pasaulyje, tai yra perlas, kurį ir garbinti, jo rūpintis, jam lenktis. Ir su juo ieškoti santykių, draugystės santykių, tarnauti jam, pasitarnauti ir gauti šio malonės. Jau vien tai, kad žmogus pripažįsta kažkokį atsidavusi, kaip tyra atsidavusi ir tobulai atliekantį savo pareigą, kaip tarną ir atsidavusi, jau yra pažanga. Ką tai reiškia, taip kaip žmogus mąsto? Ką reiškia? Kad yra minimaliai pavyzdžiai. Minimaliai pavyzdžiai. Jeigu žmogus to kitam negali pasakyti, minimaliai pavyzdžiai. Atsargiai. Tai yra tas elementas, kuris stabdo viską. Ne tik dvasinę praktiką, ir materialų gyvenimą. Tai yra labai pavojingas elementas, kurio absoliučiai reikia atsikratyti. Tiesiog vengti reikia. O jeigu pas tavęs ateina, o kai jis ateina, tai yra 100%, mes dėl to ir esam čia, materialų pasaulio, bet pagydus. Kai jis apsireiškia, mes su tuo labai nirtingai turime kovoti. Neleistis išaknyti, ne jau kaip būtų. Bhakti Viena Gosvami sako, jeigu žmogus kažkam pavydi, ką jis turi daryti? Tarnauti. Jeigu neišeina to daryti, jis turi melstis už jį. Melstis už tą atsidavusį, kad jam gerai viskas, kad jam sektus. Ir tokiu būdu yra atsikratoma pavydu. Labai svarbus paskutinis antro teksto sakinys. Tačiau jei su tokia sąmonė neveiksi, visą tekstą paskaitysiu. Jei įsisąmonisi mane, mano malonė įveiksi visas sąlygotą gyvenimo kliūtis. Tačiau, jei su tokia sąmonė neveiksi, o vadovausiesi netikro ego, negirdėdamas manęs, pražūsi. Tai reiškia, kai mes veikiam savo netikro ego, mes tampam Dievu. Netikras egos, tai reiškia aš Dievas. Reiškia viską, ką aš darau, priklauso nuo manęs. Prisimenat, aš jums pasakau, kaip veiksnys yra tamo būnai, kaip žmogus veikia, ir aistros būnai. Aistros būnai, kai žmogus veikia, sako, viskas priklauso nuo manęs, aš veikėjas. Tamo būnai žmogus, jo kriterijus yra nuodėminga veikla ir iš tos nuodėmingos veiklos laimė. Laimė iš alkoholio, iš narkotikų, taip toliau, iš viso to. Nes aš tai darau ir aš patiriu laimę. Bet kas yra dar įdomiau, kad visa ta veikla yra sukurta kieno? Krišnos. Ir ta veikla yra sukurta tik dėl vienos priežasties. Kad yra tam tikra grupė gyvų būtybių materialiam pasauliu, atsiprašau, kurie yra tam būnai ir jie patirt laimės kitaip negali, tik per nuodėmingą veiklą. Ir iš didžiausio gailesčio Aukščiausias Viešpats sukūrė nuodėmingą veiklą ir jos pasiekmes, kad tos gyvos būtybės galėtų būti laimingos. Ir jos tiki, kad jos yra laimingos. Ir tas tikėjimas jos daro laimingos. Bet žmogui, žiūrint iš aistros būnos jau, jis jau mato, kad jie yra nelaimingi. O žmogui žiūrint iš darybės padėties, jis mato, kad tos dvi būnos, kas yra tose dviese būnos, yra nelaimingi. Ir kai žmogus pasiekia transcendenciją, jis mato, kad čia yra visi nelaimingi. Čia laimingų nėra. Čia yra tik tai labai gražus teatras. Tas teatras greičiausiai reiškia, kai atsiverti glensinį žurnalą. Žinot, jo, žurnalą. Ten vyrai, moteris, glensinį žurnalą. Ten, kur rodo žvaigždės, kokie gražiai. Ten visi šypsos, klasika yra visi šypsos, visi laimingi, bet visi būnos ir žemesniuosios. Apie kokią mes laimę kalbame. Bet kad mes nebūtum tokie kvailiai, mes turim suvokti, ko mes norime iš gyvenimo. Ir kad Krišna yra aukščiausias ir galutinis tikslas. Ir kad tą tikslą pasiekti, reikia norėti iki vakaro galvoti apie jį. Ir norėti jį patenkinti. Kažką dėl jo padaryti. Ir tada ateis bhakti.
Ko link ir savo. Ačiū labai už dėmesį. Gal turit papildymų? Bravo, klausimų. Broliai ir seserys. Drąsiau. Tai mes norim pas Krišną ar nenorim? Ramai. Aukšytė, mes norim pas Krišną ar nenorim? Norim. O tada klausimas, ką mes darom, kad jinai pasivė? Ką mes darom? Darom. Nu ką darom? Programos. Programos darom. Programos iš tikrųjų yra ką? Čia yra vieša programa, kurią turėtų iš gatvės ateiti žmonės. Mes darom tai žmonėm iš tikrųjų, ne savo. Savo mes darom kiekvieną dieną. Malda, knygos, televį, kompiuterį. Neturim. Čia aš apie save. Tai va, tai mes darom, aišku, ir dėl savęs, bet dėl kitų tai norėtus, kad čia būtų daugiau žmonių, kad čia būtų pilna salė, kad žmonės klausytųsi apie Dievą. Aš pasitiniu laiku labai intensyviai apie tai mąstau, kaip išvystyti pamokslavimą Šiauliuose ir žmonėm duoti galimybę girdėti apie Krišną. Ir aš sakau savo, kad jeigu viešpats norės, iš tikrųjų tai įgyvendinti. Jis turi, aišku, pirmiausia matyti pas atsidavusius, kada atsidavė, tu labai nori. Nes atsidavė, tu norėjai. Ir jeigu jūs matys, kad mes tikrai labai to norim, buvo žmonių. Jūs kažkada siūlėte, senai čia šnekėjot apie tai, kad padaryti, sakykime, kokiam parke ar kirtimui. Ne, tai čia tik į vasarą tokie dalykai, tik tais vasarą. Jo, mes tą ir darysim vasarą, jeigu bus norinčių. Bet ten vėl tokie dalykai, kai darome, tur susirinkti publiką, kuri nežiūrėtų į vedantį, o dainuotų. Nes visumoje, ką Šiauliuose jaučiu minusas tokia, biški kritika. Žiūri žmonės į vedantį, nelabai dainuoja. Mes, pavyzdžiui, su šitą važiuojame į Kauną, rytoj. Ir mes dažnai būnam Kaune. Mėnesį kartą du. Ten kirtimai kitokie. Ten visi gyvi, supranta, ir tada kirtimas nerealus yra. Nes visumoje, aš ką matau, žmonės ateina į programą, jie tiesiog kaip pareiga daro. Pareiga aš turiu ateiti. Bet programa yra ne ta. Programa yra Krišna Katha. Mes kalbam apie Krišną, išlovinam. Ir tą darom su užsidegimu ir visišką savo širdim atsiduodam. Suprantam, mes procese turim būti gyvi. Nes jeigu mes negyvi procese, viešpats Dankratam nepakels su Dankratam aukščiau. Mes patys tą turim daryti. Turim rodyti pastangas, didelį norą. Ir jis tada duoda jėgos. Ir lygiai taip pat, jeigu mes norim pamokslauti ir norim iš tikrųjų nešlovės savo per pamokslavimą, per dainavimą, per visus kitus dalykus, bet realiai duoti žmonėm Krišną. Kodėl norim duoti Krišną? Todėl, kad suprantam, kas yra Krišna. Kad Krišna yra laimė. Visi žmonės turbūt laimingi Šiauliuose. Ar mes norim, laimingi žmonės būtų Šiauliuose? Norim. Ir tada jau yra tikėjimas, kad gali viešpats duoti. Galimybės sąlygas. Aš prisimenu Šiaulių variantą 90 metais. Puikiai prisimenu. Kai mes pradėjome Alytaus gatvėje, kažkur ten kažkur. Ir turėjom kambarėlį, kvadratų ten buvo kokie 7-8. Gyvenom 8. Ir mes degėm norų pamokslauti. Aš puikiai prisimenu, kad tome norė buvo ir šlovė, ir pripažinimas, viskas buvo. Mes nešvaryti darėm. Švarios bhakti tikrai nebuvo. Bet davė viešpats viską. Davė šventyklą, krūvą bhaktų pasiekėjų. Čia klestėje Šiauliuose, kiek bhaktų buvo. Susirinkdavo programos po 70 žmonių. Nėraminės namis, kad važiuodavo ten virš 70 būdavo žmonių. O taip sekmadieninį būdavo 20-30 žmonių. Pilna žmonių, džabas kartuodavo žmonės, ant kiek viskas gyva buvo. Dėl to mes labai norėjom pamokslauti, mes tą darėm, ne tik norėjom, darėm tai. Ir buvo grupė, kongregacija, brahmacharių, kokių, 4 gal 6 žmonės, kurie intensyviai tai darė. Knygų platinimas, harinamas, kiekvieną savaitę eidavo, ten nešoro, vėjas pusdavo šalta, mes ten eidavom, dainuodavom. Tiesiog buvo toks susidegimas. Ir tada viešpats duoda. Jeigu mes miegam ir galvojam, kad kažkada gali duoti, tai gal ir duos kitą gyvenimą. Mes turim norėti, labai norėti.
Ir tą norą, sakau, mes turim pradžiai, patys išsiugdyti. Manau, sakau, bhakti joga yra labai panašu į sportą. Mes jau šitą sportuojam. Einame klubą. Štanginis, kilnojam štangas. Ne visai sportas pagal bhakti. Bet aš per tai pradedu suvarsti, kas yra pastangos. Tu dėdi pastangas, kad turėti sveiką kūną. Kai jis būtų fiziškai normalus. Čia lygiai tokias pat pastangos turbūt į dvasingumą. Kiekvieną dieną atsistavu. Tu rytą prabudai ir tu galvoji, ką šiandien turiu padaryti ant viešpatės. Kaip aš jį šiandien patenkinsiu, kaip jį nudžiuginsiu. Užmirš save, realiai sakau, užmirš. Va tikra dvasinė praktika tame ir yra. Užmirš save. Ir kai žmogus, pavyzdžiui, į sporto klubą, jis užmirš save, realiai sakau. Nes dauguma žmonių eina klubą, jie nenori eiti. Bet jis sako, yra pareiga prieš kūną, aš turiu eiti. Aš turiu kūną stiprinti. Nes kitaip senatvėje bus tragedija. 60 metų sukriošęs ten būsi visai. Ir čia lygiai ta pati pareiga. Augini pareigą, vystai ir sakai, viešpatie, aš turiu tai daryti. Nes aš noriu pažinti, aš noriu tai mylėti. Ir mano visas gyvenimas nukrypas tik dėl tavęs. Ir to pareiga, jinai perlips tą savo pareigos. Ateis meilė. Ir tada, kai ateis meilė, tada jau labai nuostabų dalykų prasideda. O čia yra ništa. Nuo ništos ir prasideda. Tikri dalykai nuo ništos. Tada labai greit ateina rūčiai, pasakti ir bavą. Tas vystos labai greit. Per keletą metų, kad daryti iki paras. Ir širdis laisva. Tai nebesaisto, materialūs troškimai, jie sumažėja iš vis. Jie nebėryškus tampa. Jie čiūčiut kažkur. Kažkur tuk, padaužo biškį duris. Toks procesas. Tai va, klausimų nėra. Aš pats duodu klausimus, atvykau, paminuoju. Viskas gerai. Nėra jokių problemų. Svarbu, kad būtų entuziazmas. Kad ir per vieną baktą, ar per du, bet kad ateitų entuziazmas. Ir kad tas entuziazmas palaikytų mus, vystytus ir duotų vaisius. Čia dar vienas atsidavęs, kuris dar net nesupranta, kai jis jau atsidavęs. Kaip tu atsidavusio vardas? Vasudeva. 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 Tai ačiū labai visiems už dėmesį. Hare Krishna.